Ateik, kai ką parodysiu. Kur tu filmuoji, ne į tą pusę. O dabar rimtai. Noriu šiandieną papasakoti jums apie plastikinių lauko durų problemą dažniausiai pasitaikusi. Ir ko gero, kiekvienas iš jūsų žino, kad plastikiniuose duryse problematiškiausia vieta tai yra aliuminis slenkstis. Pro visą laiką, pro kurį pučia vėjas, šerkšnas susidaro žiemą ir klientai bando reguliuoti. Tai va, noriu šiandieną papasakoti apie tai, kaip galima tą išspręsti, kad lauko durys būtų išties šiltos. Aš jums dabar parodysiu vieno mūsų objekto, vieno kliento, kurio durys sumontuotos buvo prieš 8 metus ir kaip tai buvo padaryta, kad išspręsti tą problemą nebebūtų to šalčio tilto, tų visų praputimų. Gal žinot, kai kuriuose vietose būna ir skudurais žmonės per šalčius didžiausius prispaudžia. Tai iš tikrųjų yra sprendimas. O sprendimas būtų šitoks. Šitoj vietoj aliuminio slenksčio galima panaudoti tiesiog paprastą rėmo profilį. Tai yra lauko durų apačią padaryti kaip ir balkono duryse arba plastikiniuose languose apačią. Ir kas gaunasi? Kad kai stovi šis rėmas apačioje, varčia prie rėmo prisispaudžia dviejose vietose. Tarpinės, kaip ir languose, kaip ir visur. Tai gaunasi, mes turim ir šičia prispaudimo tarpinę ir gaunasi yra dar varčioje, kurioje irgi prisispaudžia prie rėmo. Tai yra dviejose vietose pas mus prisispaudžia tos tarpinės. Jeigu mes statom aliuminį profilį, aliuminio slengstį, tą tokį žemą vadinkim profilį, tai pas mus varčia prisispaudžia tik tais vienoj vietoj. Ir kas gaunasi, jeigu su laiku tos durys pakrypsta ar nusėdo ir bandai reguliuoti, tenai įsikraipo tos durys, gaunasi, kad net yra ir tarpai tarp varčios ir to aliuminio slengščio ir visą laiką pučia pro tas vietas. Nes gaunasi šitaip, kad šitoj vietoj, kur yra varčia, aliuminis slengstis prisispaudžia va šitaip. Ir mes gaunam tik tai vienoj vietoj prispaudimą. Ir kas gaunasi, jeigu stiprus vėjas ar šaltis, tai automatiškai šita vieta, jinai tiesiog prasipučia, prašala. O čia jau niekas neprispaudžia, čia grinai eina prašyčia vėjas. Tai kad to, kaip sako, tą bėdą išspręsti galima būtų tiesiog toj vietoj sumontuoti. Tai nesumontuoti, tai yra pagaminti iš karto lauko duris su tokiu tiesiog profiliu apačioj. Aišku, gal kažkam tas trukdo, gal kažkam nepatinka, bet jeigu, kaip sakosi, dėl šilumos, o būtent namuose, kai dažniausia būna, ne dažniausia, bet pasitaiko, kad būna daro be prieigių, lauko duris iš karto eina į koridorių kokį nors, į kambarį, į svetainę, tai tas prapūtimas iš tikrųjų nemalonus dalykas. Tai kad to išvengti, galima daryti tokį dalyką. O jeigu jums reikia gerų šiltų plastikinių lauko durų, tai žinokite, kur kreiptis. Visi kontaktai bus pirmam komentare. Viso.